Labas moteris, labas bendruomenė. Šiandieną niekur nerandu kampo, kur galėčiau pafilmuoti, tai va dabar atsistoju ir galvoju, ar niekas nesutrukdys. Kadangi jūs esate mano kanale, tai norėčiau galbūt trumpai pasakyti, kuo aš galėčiau būti jums naudinga. Jeigu jums artima yra tinklinės rinkodaros niša, o tai reiškia, kad esate žmogus ypatingai vertinantis laisvę, norintis savo gyvenimo kokybę patys kuruoti, ar ne, savo dienos discipliną patys susidėlioti, savo laiką planuotis, nebūti priklausomi nuo viršininko, nuo kažko, kas už nugaros jums diktuos, sakys, ką jūs turite daryti. Jeigu jūs turite pakankamai kūrybinės ugnies ir norite savo potencialą atskleisti jums primtiniausiu būdu, per tai, kaip jūs save jaučiate, jeigu jūs norite asmeniškai tobulėti, turėti bendruomenę žmonių, komunikuoti su žmonėm, ar ne kažką tai naudingo išmokti ir būti naudingas, taip, tai žinokit, kad aš esu labiau ta praktikė, turinti ne 1 metų patirtį, tiksliau jau 9 metai eina tinklinėje rinkodaroje ir tikrai per savo asmeninės patirtis, ką labiausiai vertinu, kas yra patirta, patikrinta ir branda suformuota kažkurioje tai srity, taip, tai tikrai galiu kiekvienam žmogui, kuris turi norą, kuris turi motivaciją, bet nežino, kaip pradėti tinklinį rinkodarą įveikti, ar ne, nežino, su kuo tai yra, kaip sakant, valgoma, ar ne, apie ką tai, kaip reikėtų save čia įdarbinti, kaip reikėtų save pozicionuoti, kaip reikėtų pasiekti tikslų, apie ką šitą nišą, tai galiu tikrai tą informaciją suteikti. Kas liečia pardavimus, ar ne, aš nesu pardavėja, nors šioj srity pardavėjai puikiai klesti, vadybininkai puikiai klesti, žmonės organizatoriai, kurie moka telkti žmonės, jungti bendriems projektams, kurie moka įkvėpti, tai mentoriai, mokytojai taip pat čia puikiai klesti. Taigi kiekvienam žmogui, kuris nori turėti absoliučią laisvę savo dieną planuoti, prisimti, kaip aš sakau, atsakomybę už savo rezultatus, tai čia kuo puikiausiai tikrai galės pasiekti kuo didžiausių rezultatų, nes čia yra taip pat ir karjeros laiptai, ir pripažinimai, ir iššūkiai, ir taip pat mokslai, mokymasis, čia visko yra daug. Tai aš galiu pasitarnauti savo patirtimi, vesdami jūs, tie, kas norite, gal kažkam yra pirmi žingsniai, gal kažkas yra buvę, bet nebuvo pasitinkama žmogų atsidūręs, nes čia yra labai svarbu, kas jums perteikia tas žinias, ar ne, kokių vertybių žmogus, ką pats patyręs, kaip stipriai pats ėjęs šitoje srityje. Taigi, tai šitą patirtį aš tikrai turiu ir aš manau, kad esu labai tinkamas žmogus tiems, kas nori taip pat išlaisvėti ir susikurti savo darbo vietą. Aš nesu apie pardavimus, aš esu apie mentorystę, apie žmonėse pastebėjimą jų potencialą ir paakinimą, kur jie yra stiprus ir kaip jie galėtų savo turimas savybės panaudoti siekiant savo užsibrėžtų tikslų. Tai gal taip trumpai. O šiaip tinklinė rinkodara tai yra, kaip aš ir sakiau, ne vienur savo video, bet tikriausiai kur tik tai, kas pašnekina, taip ir sakau, kad tai yra asmenybės augimo mokykla. Tas, kas nori augti, tobulėti, tą tikrai kviečiu ateiti į tinklinės rinkodaros verslą, nišą, sistemą. Nu, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Taigi tiek trumpai, draugai, tai aišku galiu konsultuoti, kas liečia kompanijos produktą, ko nežinau pasigilinsiu, nes čia yra virš 4000 produktų asortimente. Kaip žinia, produktas yra sertifikuotas, dermatologiškai patikrintas, itin aukštos kokybės ir kiekvienam pagal poreikį. Tai va, gražios dienos, mylieji, ir iki sekančio video.